Viva. Visi galvoja, kad Bybit EU yra mano skemas, kad aš jūsų nupisiu šaibas. Tai pažiūrėkit, kaip aš baisiai stumiu, jeigu jūs dar taip galvojat. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Šiandieną atvarėm į naujus Bybit.eu ofisus, kurie atsidarė Vienoj. Tai pažiūrėsim, ką čia turim. Turėtų daryti visi Europos vierchai. Tai pažiūrėsim, bus ar Kripto Kokosas, Wall Streetas, Oskaras Kripto. Pažiūrėsim, ar bus šitie veikėjai. Tai važiuojam irgi su Uber, rimčiausiu, kaip ir Dubajų važinėjom, tai galit patys palyginti, koks skirtumas, mokam tiek pat, kiek Dubajų mokėtume. Tik esam ne Dubajų, o Europai. Žodžiu, tai aš esu antrą kartą Vienoj. Pirmą kartą, kai žiūri mano video vlogus, tai žinau, kad buvau per Kalėdų muges, keliavom per Europos Kalėdų muges, tai vat čia jums yra linkas viršui, o dabar atvažiavam dirbti. Toks darbas, kaip sakoma, toks darbas. O ko ne Dubajus? Ko ne Dubajus, ką? Ko ne Dubajus, iš karto. Taigi, ką mes šiandieną padarėm? Pavalgėm, išgėrėm porą aperolių ir rytoj varysim į Bybit ofisą. Šiandieną ryte prieš kelionę į nemokamą grupę, kur linkas yra bio arba QR-as čia. Atsiuntėm nemokamą signalą, matote kaip sekasi. Mes dar patyrinėusim Vieną, pasivaikščiosim. Visai gražus miestas, šilta, pas jūs lyja šią akimirką. Einam pasižiūrėti, dar gal kokį biurolą įmėsim, į kažką gražaus rasim, o pagrindė visas veiksmas rytoj. Let's fucking go! Taigi, esam Vienos shopping centre, ieškosim Moncler parduotuvės, noriu nusipirkti kažkokią liemenę, nes aš atvariau tik tai taip apsirengęs, tai norėčiau pasiderinti naują outfitą. Tai nežinau, ar pasiderinsim naują outfitą, bet bent monglizį kokią liemenėlę užsimesim tiksliai, tai let's go. Operatoriaus šiut neapipiso, patėsė čia jam kažkokią huinę, sakau, atsargiai neužlip, nes viską reikės nupirkti, nes čia Vienoj labai populiaru, kad jie visokius paveikslus viską tiesia ant žemės ir tada užlipi ir pirk viską. Nespėjau namie normaliai susirinkti rūbų, tai susirinkau tiesiog iš parduotuvių nuliovą setą. Tai varysiu šiandieną pasipuošęs, gadu. Esmė, kad išleidau 3 štukas eurų ir pažiūrėkit, karšta pasidarė, lietus pasibaigė, visi su šortais, su maikėm. Aš čia nusipirkęs liemenę, džemperį, Mercedes, Moncler, kur tokio net nematęs. Žodžiu. Dabar realiai tai mes einam batų. Aš operatoriui sakiau, kad galima įpisti batus iš Louis Vuittono. Čia už mūsų vat yra, bet jisai sakė, kad geriau Air Force su 100 eurų. Žodžiu, operatorius manim rūpinosi, neleidžia jis man išlaidaut. Mes buvom ten prieš tai parduotuviai, tai polo toksai džeketas kainavo tenai 800 eurų, kur Monclero džeketas normalus, vestas, karočią, tasai dar glossy black, 8 PM. Apie ką mes šnekam? Pinigai žmogaus nekeičia, rūbai keičia. Iš karto laimingesnis, visas fresh, visas patenkintas, bet pamiršau pasiimti rūbus, tai nusileidau 3 ar 4 štukas, o dabar kvėpinamės Tom Fordais ir varom į eventą. Vieni sako, kad čia Maybachas taip kvėpinas, jūs pamatytumėt, kaip Dubajui kvėpinasi. Ir šiaip čia jau biški dugnas likęs, aš skaitau, kad dugnas. Bet let's fucking go.
Mandarinais kvepia. Mandarinai deformili, karočią. Šitas baisus jeigu ką. Daug klausimų, bet į visus atsakysim viešbutį. Aš jums papasakosiu tenai plačiau, kas čia apie ką vyko. Nes čia šiurmuliais vis tiek kažkoks jaučiasi. Pasiėmėm maišą, bet ne šepo, o baibito maišą. Čia visko yra, galėsim pažiūrėti, kas tenai yra, bet papasakosiu kambariečiam daugiau apie baibitą EU ir kas čia yra. Plus CEO savininkas, direktorius, nežinau, lietuvius, tai čia dar wow įvairiai. Taigi, ką aš sužinojau būdamas baibit.eu evente. Pirmas ir manau pagrindinis dalykas, tai visą informaciją jie dar tik tai suteiks. Tai tarkim, iš baibit.com į baibit.eu galimai reikės patiems persikelti paskyras. Aišku, jie taip to nesako, jie bandys kažkaip apeiti, tos neapeiti, bet tiesiog sutvarkyti šitą dalyką, kad nereikėtų to daryti. Sekantis dalykas yra dabar, kiek suprantu, baibit.com CEO ir yra čia tasai CEO karočią kažkoks yra, tai žodžiu lietuvis. Baibit.eu top headas yra lietuvis, tai man tai čia vien tik tai pliusai. Nejokauju, šiaip faina, kad yra lietuvis ir šiaip, crazy tema. Atsiras marginas, atsiras spotas, viskas, žodžiu, kol kas, realiai, taip kaip jūs dabar šitą ir visą žinutę neaiškiai labai girdit, tai tenai ir kažkas labai aiškaus ir nebuvo pasakyta. Tiesiog, kad viskas juda į priekį, jie dirba ant kiekvienos šalies, dirba atskirai. Tai tarkim, kadangi mes turime didelį community, mums reikia iš jūsų kažkokių atsiliepimų, kad mes tos atsiliepimus galėtume perduoti į baibit.eu ir jie galėtų juos atsiliepti, sutvarkyti, nes tiesiog, sakė, kiekvieną dieną vis naujos problemos, sutvarkai vieną, atsiranda dvi problemos. Bet tos problemos nėra tokios, kurios yra kažkokios didelės, jos yra labai paprastai ir lengvai išsprendžiamos. Viskas yra cool su tuo, kažkur dabar išdegus akių nereikia ten persidėti tos pinigus, bet jeigu tu anksčiau tai padarysi, tai tu ir pirmas dalykas apsisaugosi save, nebus taip, kad tavo pinigai dings, kad tu, pavyzdžiui, negirdėsi, kaip aš tau į Kripto Lietuvą rašau, kaip į TikToką sakau, kaip tau pats Baibitas atsiunčia laišką, kad tu per 30 dienų turi perskelt akauntą, tau to nereikės daryti, tu nepamirši to laiško, kaip ir minėjau, tu save pats apsaugai ties labai daug dalykų. Persikėlęs į baibit.eu tu gauni labai daug įvairiausių bonusų, bet jeigu tave domina kažkas plačiau apie bonusus, tai parašyk į Kripto Lietuva Instagramą arba nemokamos grupės QR'as čia. Linkas yra bio, priklauso, kur tu žiūri. Gali kolega man paduoti po vieną daiktą ir aš jums galiu parodyti, ką davė baibitas mums lauktuvių. Maikas sėgiau mane nužudyti bandė. Davė kepurę, kepurytę, baibito kepurytę. Paprasta baibit.eu kepurytę. Trusa, maikė. Turime tokią maikę, ant nugaros nematau, kas parašyta, bet kažkas bus, kad zaibys, ne? Grinai hold ir priekį yra baibit. Su Pepe. Kodėl su Pepe? Gal čia yra kažkoks šaika namiokas, kad Pepe coinsą reikia pirkti, aš nežinau. Jūs manęs pačio neklauskit. Ir turim rankšluostį. Baibit.eu, žodžiu. Baibit.eu. Visi bairiai šikna valosi gerai. 2-3 kartus gali. O šito tai numės. O čia Stenlis, ne Stenlis, čia tas geležinis karočią, kur pistis sotkė. Aišku, sotkė kava. Tai žodžiu, tokios lauktuvės mum, kaip baibito darbininkam. Aišku, kelionė nemokama buvo, viešbutis nemokamai. Tai baibitas daro ne dėl mūsų, tai daro baibitas dėl jūsų, kad mes galėtumėm jums perteikti visą informaciją, ką tik iš įvykio vietos. O dabar varysim dar kažką biškį paveikti ir už 2 valandų yra čia toks kaip baibito jau nebe ofiso kažkoks judesys, o tiesiog, judesys ten. Va toks, tai biški pasikursim kažką, iki greito. Tai su operatorium atėjom padaryti ant drąsos, varysim dabar į vakarėlį. Vakarėlis iki 11 ar 12, bet ten vėl bus patys rimčiausi visi žmonės, tai tenai jau gal, nežinau, sužinosim apie kažkokią naują projektą, dar kažką, bet aišku, mes jūs pasiimsime kartu, tai...
Tai ko galima tikėtis iš marketo? Aš manau, kad pasieksim 118 štukų ir leisimės į kokio 100, 105, nes tie 118 štukų yra labai daug short pozicijų likvidacijų. Tai kas atsitiks, likviduosim visas short pozicijas, tada visus late longus, nes prie 118-116 tūkstančių aš manau, kad daug kas pradės atsidaryti long pozicijas. Visi galvos, kad marketas turi aukščiau kilti, čia mes belia kaip kilsim ir kas atsitiks, jūs prarasite pinigus, nes jūs nesate Kripto Lietuvos telegramo grupiai, kur linkas yra apačioj arba va čia QR kodas. Tai yra labai viskas paprasta. Tenai rasit platesnę informaciją ir targetus, ko galima tikėtis. Jeigu nedalėksim, tai mūsų driveris. Aš nieko nesakau, šiaip sakau, jeigu nedalėksim, jisai kaltas, bet rašykite komentarus, kodėl jis galėtų būti kaltas. Sproks mašina. Vapščiau, žinot, kokią mašiną vairuoja? Mercedes E vairuoja. Ką mes užsidėję? Mercedes. Let's go. No, bro. Mark, yes? Yes. Of course, man. How are you, man? How are you? Yeah. I'm good. Good to see you. Shit happens, bro. Shit happens. Yeah, bro. Same place, Dubai. Kad ir kas čia vyksta, man patinka. Korodžia, kas čia buvo? Gal man toks vaibas susiėjo potkę įpit? Reikia Benui paaiškinti, nes jūs visi galvojat, kad Bybit.eu yra skemas. Kad aš čia sukūriau Bybit.eu, wow. Visi galvojat, kad Bybit.eu yra mano skemas, kad aš jūsų nupisiu šaibas. Tai pažiūrėkit, kaip aš baisiai stumiu, jeigu jūs dar taip galvojat. Buvo 2 geri mitingai ir 1 skemeris buvo. Tai kol kas šiam 6%, kad geras vaibas. Kodėl sakau skemeris, nes tokiuose eventuose labai pičina, nesąmonės, bet yra ir rimtų žmonių. Paklauskit pas Kokosą, Kripto Oskarą, jie taigi kiekvieną dieną čia būna, jie jums papasakos. Aš kažkur čia sėdžiu, suraskit mane. Jeigu radot, komentuokite, ar mane suradot. Ieškite. Jeigu dar ne vakaras. My name is Mias Kurz, Lead Regional Sales at Bybit for the European market, and tonight I'll be your host. Vardą pakeitėsiu. And it's so good. Just one card selected. Just shine your name across the face. Perfect. So this is the old. Now take it in half. One card and one card only. Oh my god. Shoots out of the middle. 6 revolution, and you can see the mirror. It's always the 3 parts of the signature. It's not about the card, it's about the signature. It's not about the card. Karoči, mes einam pavalgyti, šiaip einam pavalgyti, bet jau kažkas rašė Dubajaus ten vlogė, kad einam kur su Timūru, einam pavalgyti, bet tai čia einam pavalgyti. Nusileidom jau Vilniui, nemokamas signalas pasiekė 3 take profitus, tai visi targetai ištaiškyti, daugiau nėra, nemokamas grupės linkas čia, arba tiesiog QR kodą skenuojat ir kimbam toliau į darbus. Bitcoinas naują all time high pasiekė, rūbai išmutkės haliavai, mašina šitą jau irgi haliavai, galima ant stogą versti ir varom dirbti į darbus.